Vakar Žalgirį žiūrėjot? Žiūrėjau vaikelį, tai ai, Kas žaidė? prastai vakar jie žaidė, nežinau. Aha. Va, čia Mariukas su Kaju, O su kuo žaidė mama? su Valencija, O tai daug taškų pralošė? 15 taškų. O 9 valandą baigėsi, tai juk vėlai varžybos vyko. Ką? Vėlai vyko varžybos, ne? Ne, vėlai 8. Už tai, kad namuose žaidėt, tai, o dabar lapkričio 2 išvyko į žais. Tai bus vėlai, apie 9 valandą pradeda tik tai rodyti televizorius, nežinau kodėl. O su visais žiūrit, visas varžybas Žalgirio žiūrit? Nu, aš žiūriu, O, kad iki pusės 1 dasėdžiu. O kokie žaidėjai labiausiai jums patinka? Nu, kas man patinka labai Ulanovas. Aha. Nu, jau iš visų. O iš tų juodukų, tai man patinka tas, kur visą laiką prasižiojęs ir balti dantys, Geisas. Aha. Nu, gerai žaidžia jisai labai. Dantys balti, o jis čia tamsiaodis. Nu. Tai va, iš tų, tai man tas patinka. O tada dabar ten naujų, Evansas ten naujas, ne naujas Evansas. Čia buvo ta trauma jam, tai ilgai nežaidė. Bet kažkokias Manikas dabar šitą naujas. Mhm. Kaip jam sekasi tam naujam? Nu, neblogai. Nu jo, va. Aną kartą žaidė, laimėjo čia jie Kauną, tai 15 000 išpirkta bilietų buvo. Oho. Nu, tai laimėjau. Ir dar pilna, va, Jėzus, begalė. Ir dabar buvo vakar. Mhm. Bet, nu ką darysi, praloši. o mažutė, eitumėt į Žalgirio? Ką? Eitumėt į Žalgirio varžybas? Gyvai, eitumėt pažiūrėti? Eičiau jau, kad pariekčiau. Aišku, taigi įdomu. Eičiau. Tai gal su kitu gimtadieniu norit? Mes dar amžinatilsį su tėvuku, tai buvom nuvažiavę ir pažiūrėti irgi varžybų, kai sena salė ta Žalgirio. Aha. Aš žinau, irgi Žalgirį žaidė, irgi tai nuvažiavom pasižiūrėti. Nu kažkaip tai ir atrodo, va, Vilniaus Rytas vis tiek Lietuvos komanda, vis tiek lietuviai, o aš tai žinok, kad neįmestų. Turit savo komandą, ar ne? Taip, jau Kaunas yra Kaunas. Kaunas yra Kaunas. Taip. Vakar Žalgirį žiūrėjot?